Norint atlaisvinti nervą, prieš tai reikės pasidaryti kraujotakos atlaisvinimo pratimus su priešpriešiniu pečių pakėlimu ir krūtinės atstatymu su galvos judesiais, dėl to, kad kraujotaka eina pirmiau. Nervą gali spausti keliose lygiuose, tai yra kaklo slanksteliai, petinis rezginys čia už raktikaulio, alkūnė, dilbis ir riešas. Ištiesite ranką, išskleisite pirštus, kaklą palenksite nuo rankos ir labai švelniai jūs ieškote pačios švelniausios ribos, jokiais būdais neplėšykit ir neūminkit. Jūs jau žinot tuos kampus, kur labiausiai jums provokuojasi simptomatika pirštuose. Labai švelniai suradot patį lengviausią pojūtį ir pradedat kvėpuoti giliai. Keletą kartų giliai pakvėpuosite ir tuomet šiek tiek pajudinsite ranką ratukais pirmyn atgal, į viršų žemyn, galite labai nedaug pasukti petį, šiek tiek mobilizuojate nervą ir tuomet šiek tiek kaklą palankstote, švelniai iš lėto. Aš pagreitintai rodau, jūs darysit lėčiau. Keletą kartų padarėt rankui ir kakle ir tuomet vėl pakvėpuojat. Kvėpavimas pats viską subalansuos, raumenynas, nervas, jis ieškos to slystančio kelio, kad kiek įmanoma išlaisvėtų. Nuleidot ranką, šiek tiek pailsėjot, vėl tas pats, labai švelniai ir žiūrėkit, kas keičiasi. Neūminkit, nebūkit godus, nervas yra labai įžeidus. Jeigu reikalausite iš jo per daug ir per greitai, jis turės jums ką pasakyti.